labai norėjau išmokti aust. Tai tas buvo, aišku, labai senai. Aš studijavau Kaune ir atgimimas čia sąjūdis, ten buvo tokia sekmadieninė sąjūdžio baltų kultūros mokykla. Ir aš ten paskaitas lankydavau. Ir paskui, čia gal Eglės Vindašienės buvo tokia idėja, kad pats stakles padaryti ir kas nori užsisakys, meistras pagamins ir tada jau mes ten mokysimės juostas. Tai aš ten pati pirmą pakėliau ranką, kad jau aš jų labai noriu. Bet visą tai labai užsitęsė tas gaminimas staklių ir kol aš jas nusipirkau, įsigijau, jau baigiau universitetą ir stakles turėjau, bet jau nebelankiau, nes aš tada atvažiavau Vilniuje gyventi ir važinėti man į Kauną kažkur tai pabandyti paust. Nu, neišėjo, tai gulėjau tos stakliukės, tokios ištraukiamos, ilgos jos pasidaro, ir aš taip ir neišmokau. Kažkur Rusy ten pas tėvus ilgai mėtėsi ir nežinau, arba išmetė jas, tikriausiai, kad išmetė. Dar atiduot kažkam norėjau, bet jau neberadau. Technologijų mokytojai čia pirmie norėjau vienai atiduoti. Tai pirmas etapas taip ir užsibaigė. Antras etapas buvo, aš jau čia Vilniuje gyvenau, irgi dar vis norėjau mokytis aust ir susiradau tokią audėją. Jinai ausdavo, ir tautinius drabužius ir viską ten, gal ir siūdavo pati, bet austai viską, ir marškinius, ir ten tas prijuostės, ir sijono audinį. Ir kažkaip, iš pradžių aš su ja pradėjau kalbėti dėl to, kad turiu atvažiuoti iš Amerikos, ten pažįstami tokie, dainų šventė buvo. Ir su šokių ansambliu aš dabar galvoju, ar jie Kanadoje, ar jie Jungtinėse valstijose gyvena. Bet tas jau lietuvių tautinių šokių kolektyvas atvažiavo ir jinai labai domėjosi audimu. Iš Amerikos atvažiavus lietuviai, jinai gimus jau ten, bet tėvai migravę iš čia. Ir aš buvau prisipirkus, būdavo tokios knygos liaudies meno albumų. Aš norėjau nuvesti pas tą audėją, tariausi, kad atvesiu šitą Amerikonę. Tai aš ją nusivedžiau, taip labiau susipažinau su tą audėją. Ir paskui aš taip apie tą stakles ten visai ėjau, jinai, tai norėčiau. O ji kažkaip imdavo mergaitės iš kažkokios ar profesinės, ar kažkur, kur ten jom privaloma buvo praeiti audimą. Ir tada jinai mane pasikvietė, sakė, galiu pamokyti. Tai aš atėjau, mesti mane dar pamokė pirmą kartą ir aš jau taip įsivaizdavau, kad jau čia aš mokysiu savo. Bet buvo, gal gegužės mėnuo, aš jai paskambinu, jinai sako, dabar važiuosim į kaimą, tai važiuojam kartu, o jų ten namas statėsi kažką, tai važiuojam, bet ten viskį padėsim, man kažką. Paskui kitą kartą aš jai paskambinu, tai važiuojam ten kažkokių augalų rinkti, ten žiemai aš ten darysiu kažkokius darbelius. Trečią kartą vėl ten kažkokių darbų tokių. Tai aš sakau, tai aš austinu. Tai kai bus žiema, tada ausinu. Dabar tai čia nėra kada, čia statybos, čia kiti darbai, čia. Ir paskui aš taip galvoju, aš neturiu tiek laiko, kad važinėti ten kažkokius kaimus, ten po statybas ir po kažką tai. Tokių kaip gizelis aš būčiau, tai ten visus darbus nudirbčiau, kad paskui žiemą mane mokytų. Ir viskas, ir taip ir pasibaigė. O kuo vardu tavo audėja buvo? Prisimenat? Jinai išnekėjus už Lietuvio, bet jinai Baltarusija. Ir jinai sakė, kad, pasakojo kaip pati. Atseit, sakė, kažkas ten, jie lyg ir kažkiek mokėjo, bet norėjau kitaip. Ar iš vis nemokėjo, norėjau išmokti. Ir atėjo čia kažkur Vilniuje pas kitą audėją ir paprašė, kad pamokytų. Tas sakė, ne, čia paslaptis maždaug ką matau ar kažką. Ir jinai tada supykus labai paliko vyrą su vaikais, išvažiavo į savo ten gimtąjį kaimą į Baltarusiją ir sakė, sėdėjau aš ten ilgai. Bet pas audėją jau nuvažiavo pažįstama ir sakė, viskas, mokyk mane dabar, aš kol neišmoksiu, tol neišvažiuosiu. Ir išmoko, o paskui, kaip jos pavardė, kažkokia baltarusiška, o lietuviška tai, aš gerai dės, genijai, kažkokia tokia jau lietuviška grinai, bet kaip audėja, tai jinai tą savo metinę pavardę. Būtent, kai žinot, dar bus gyva. O kurie čia metai? Čia
Kokie 93 vaikys. Mano senelis buvo stalius geras ir mamai buvo padaręs stikliukės. Tai vat man irgi labai gaila, kad tos stikliukės kažkur dingo. Tai mama ausdavo ir tikrai ausdavo nemažai. Ir aš dabar dar, atsiprašau, rašiau tokią, tam tokią kaip knygą vaikams, turi išeiti, bet niekaip neišeina. Tai ten irgi tokios istorijos, tokios realios istorijos. Ir va, tas mamos prisiminimas ten net įdėtas, kad buvo pas mus Mestukyje kažkokia šventė, ten svečių prikviesta visokių. Ir kažkas ten pasakė tiem organizatoriam, kad mano mama moka austi. Ir užsakė jai tų juostelių tokių, atminimui. Ten miesto vardas užrašytas ir metai, kad būtų. Ir jinai turėjo ten 70 ar kiek tokių nedidelių, bet vis tiek. O paskui mama mane buvo išmokius ant knygos. Ant knygos apsivynioji gražiai, ir ten tą šeimutę iš kartono, iš kažko pasidarai. Tai taip esu bandžius. O iš tikrųjų austi, tai taip ir neteko. Facebooko grupės, kur yra ir audėjų, ir lovatiesių, ten tokių aš vis nusižiūriu, vis galvoju, noriu. Bet paskui pagalvoju, tai, ten tie vaikai nevertina, kad jie ten drasko viską užsilipos, tai nusipirksi ir nei tu ją ten vysi visų šalin, nei ten duosi sudraskyti, tai va taip norėt noriu, bet yra toks senas ten, ten vyro, ten giminių kažkoks, didelė tokia kaip, gal ir lopatėsi, gal kažkas gan storas audeklas ir tokia raštuota, graži ir jinai naudojama tiesiog užties kažką balkone. Tai man taip gaila, bet jau, viskas jau ten nepataisoma yra už tai, kad šalčius balkone daug metų, tai ten kokį bulvių maišą užmeti, kad nesušaltų. Tai tos stalas išneštas, tas sulankstomas, kur stalas knyga tos kaip būna jo. Tai tas ten užtiestas stovi, tai man sakau, labai gaila to daikto, kad kaip šitaip galėjau namų audimo, bet, žmonės tiesiog taip žiūrėjo, nevertino. Ale tautinius rūbus norėjau pasidaryti, jau čia tuo laiku, čia 91, 2, nežinau. Tai vyžus nusipirkus ten buvo tokias kažką, tai pravaikščiojo iš karto. Iškart kiaurą. Iš karto kiaurą. Ir sijoną norėjau pasidaryti, bet irgi, kad užsisakyti iš audėjos, studentėm brangu, tai skarų tokių prisipirkau. Nunešiau jau pasivėjęs, sakė, vaikeli, tau čia, kur atsisėsi, iš karto išsipašys viskas. Tos skaros, taigi jos tokios minkštos. Tai pripirkus iš ten vienodų buvau, paskui ilgai dar mama dalino. Dzūkijoje paminėjau, tai irgi, žygį tokie buvom ten su drauge, su jos pusbroliu, kad drąsiau būtų per miškus, ten tuos ėjom Dzūkijos, per tuos etnografinius kaimus. Ir nakvot kažkur reikia, vakare ten mes klaidžiam, užėjom kaimą. Dabar net neatsimenu, Margionys, ne Margionys, kažkur tenais. Palei šitą Skroblos upeliuką ten ėjo. Ir beldžiamės tiesiog, jau naktis, jau tamsu, šeima kažkokia, o ten susitrinkus visa giminė, grybus darinėjo, prisigrybavę. Tai priėmė, įleidau, bet galvojam, kad čia jau mums nėra kur vaikai su anūkai suvažiavę, sako, mums čia kur ant šieno duokit tik tai. Ne, viskas gerai, tilpsim. O jie ten senas namas ir pasistatė naują. Toj pačioj sodyboje, ten kieme, naujas namas, jau leido ten mums nusiprausti, kažkokį pastatė, kaip kaimiškai. Ir nuvedė į tą naują, jūs eisit į naują, tas vaikinukas tai ten su vyrais eis kažkur kitur. Ateinam, lova paklota. Ir namų audimo, ten ta patalynė, tos paklodės tokios, o mes tokios murzinos iš miško, ką ten kojas nusiplovė trupučiuką, bet vis tiek. Ir taip stovim, net įlipti į tą lovą, atrodo, taigi mes išpurvinsim. Bet žmonės, tie dzūkeliai, tie tokie iš miškų, bet taip nuoširdžiai, tik gulkit, klokitės, ten tie patalai, tos duknos, tokie pūkiniai, kažkokie vasarą, net nesinori. Bet ta patalynė, tai man taip akyse stovi ir dabar. Šiaip ir mano vardas Diana.